Niekada niekas nekalbėjo apie tokius dalykus. Tarybų sąjungoje mes neturėjom sekso, jo nebuvo. Mes iš kur atsiradom, iš kopūstų, iš gandrų, iš dar ko nors. Čia kalba konkrečiai apie tos dalykus, kurie buvo tabu kažkada. Ir neiškreiptai, bet aiškiai. Tai va, o emocijos pačios geriausios, bendravimas nuostabus ir žiūrėti video tai nėra blogai. Palyginčiau taip, reiškia, žiūrėti vienam video pasiėmus, tai vat, žiūrėti per televizorių krepšinio varžybas, bet žiūrėti kur nors bare, kur krūva fanų, o tai yra įdomiau. Tiesiog pabandykit. Aš tiek nesijuokiau, nežinau kiek laiko. Nežinau kiek, bet tiksliai juoko dozė buvo galinga. Gal dėl to, kad mes tai jau esam kažkokius tai išgyvenę momentus ir dėl to dabar taip juokingai atrodo kaip pasaka. Nes mes tai praėjom patys, žinai, tas etapus, kuriuos čia pakalbėjo, kad atrasti tai. O čia jau kalba tai, kai jau, nu, kaip ir gatava, o tai taip juokinga, kurie dar tik tai tame kelyje yra, žinai, tai, nu, labai juokinga. Labai sutikau su tom. Su visom tezėm beveik tiesiog, 100%. Tai reikėtų žinoti ne kiekvienam susituokusiam arba kiekvienam, kuris eina į santuoką, bet aš manau, kad tai reikėtų žinoti ir kiekvienam ir nesusituokusiam tuos pačius pagrindinius principus, nes jų nežinant apskritai yra sudėtinga bendrauti su priešingos lyties atstovais, nes jisai labai linksmai ir paprastai aiškiai pademonstravo, kaip vyrai su vyrai šnekasi, kaip moteris su moterim, kad tai yra totaliai skirtingi dalykai. 33 metus kartu gyvenat, ar tokiai porai kaip jau ir viską kaip ir žino, ar reikia į tokį seminarą eiti? Ne, aš galvoju, žinokit, tikrai niekada visko nežinosi. Ir kuo toliau gyveni, tuo daugiau situacijų būna, kurių tu nežinai. O rekomenduotumėt kitiem ateiti? Labai. Sakysim, minusų nematau jokių. Pliusų daug, minusų nematau. Ar jums, ta forma jo linksmai jums? Labai, tai va tas ir yra turbūt ir yra pagrindinis nesausas kišimas, o gyvais pavyzdžiais tas, toks patikimas, patikimo forma labai aukštam lygiai. Labai fainiai viskas, ir tas vedimo būdas, viskas taip, humoro formai, viskas gražu. Ir aišku, kad būtum žinojęs daugiau, nors mes ne vienam seminare buvom tokiam panašiam. Bet kažkaip kiekvienas seminaras vis kažką tai naujo, kažkokių naujų minčių, naujų fainiai. Aišku, toks įspūdis yra dvejopas. Viena vertus gaila, kad ta informacija atėjo taip vėlai, kad pridaryta daug klaidų. Bet kita vertus galėjo jinai iš viso neateiti. Trečia, galėjom mes iš viso nesulaukti. Galėjom viens kitą jau būti nužudę. O įspūdis tai stiprus yra. Ir man stipriausia, aišku, buvo labai stipri pati informacija. Nors galbūt dalį aš teoriškai ir žinojau, bet įtvirtint visada yra gerai. Ir man gal stiprumas yra, kai tu visą informaciją turi, ne vieną dieną, ne po vienos paskaitos, bet tas komplektas turi būti, nes eina kažkaip stiprėjančia tvarka, pradžioje juokeliai, vieni iš kitų juokiamis, paskui žiūri, kad kai kurie dalykai nebelabai juokingi ir galiausiai tu pasižadi vienas kitam tokius žodžius, kuriuos gal sakei vestuvių dieną. Ir ne visada gauni progą tą padaryti. Ir aišku, dovana čekis kažką kitam įsipareigoti, tai irgi yra įsipareigojimas ir tu netgi prisieki kažkuria prasme ir tu apie tai galvosi, tu turėsi vykdyti. Tai yra labai stiprus užbaigimas, sakyčiau. Visiems rekomenduotumėm tikrai kitom porom, tiesiog nebūtinai, kaip sakė, kad būtinai kurios braška, nebūtinai, kad braška poros. Čia visiems aplamai, aš manau, kad niekada nebūna, mes ne viena šeima tobula ir ideali ir be klaidų ne vieno. Taip, kad aš manau, kad iš viso visiems rekomenduotumėm, visom, kurios turi savo šeimas, sukūrė. Labai patiko,
kadangi mes ne pirmą kartą tokiam seminarą, galbūt ne video, šį kartą tikrai labai daug juokėmės, bet aš labai pagalvojau, kad gaila, kad aš tiek mažai žmonių pakviečiau, kurie turėtų išgirsti. Aš labai daug galvoju apie kitus žmonės ir labai savo mintyje turiu daugiau kitam kartui pakviesti žmonių.